Nu, sveikos merginos. Šiandien klausimas jums iš esmės. Ką jūs darote tada, kada jums nėra nuotaikos? Ne visadagi mums būna nuotaika, ne? Būna kartais, kad tikrai mes sikeliam blemba iš ryto arba šiaip dienos eigoje kažkaip tai subjūrus tą nuotaiką. Žinot, ką aš darau? Pirmiausia, pasidažau. Susitvarkau plaukus, pasidarau makiažą ir kur nors nuvažiuoju. Nes ką ten sėdėti susiraukus? Ne. Tai va, aš dabar važiuosiu kavytės. Va, vienas dar kitas momentas. Ką aš dar darau? Susitvarkau, pasidažau, žodžiu, nusipiešiu savo veidą. Veidas, kad man patiktų, žodžiu. Man tada patinka mano veidas. Ir aš tada va sėdu ir sakau, viskas, reikia važiuoti. Žodžiu, nėra čia ko. Liūdesiai, liūdesiukai. Liūdesiai yra tada, kada kažko tai galbūt kažkur nepadariau tinkamai kažko. Nu kaip tinkamai? Tinkamai padarom tiesiog kažkur kažką pramazinau galbūt. Na viskas, žodžiu, savo pasidažau, pasidarau makiažą. Svarbiausia, kad pats savo patikčiau. Ir iškeliu va taip pat nosį viršų ir einu. Viskas. Labai gerai, labai fainiai. Lemba. Sakiau, reikia kažkaip tai tą telefoną įtaisyti, kad jisai normaliai įsitvirtintų, žodžiu, ir gerai būtų. Tai va, iš esmės galiu pasakyti, kad tai labai yra veiksminga, labai faina. Ir savo nuotaiką pakelti, tai pirmas dalykas, makiažas, kažkokios grožio procedūros, kažką gražaus savo nusipirkti, tarkim, ne? Drabužis, nežinau, pepalas, ten makiažo, ten bazė ar ten dar kažkas. Pasidažai, susitvarkai ir atrodo iš karto ta nuotaika visai kitokia. Man čia tai moterims tikrai tai veiksminga. Vat. Įdomu, ką jūs darot, nu, tarkime, nėra nuotaikos, ne? Ką renkatės? Gulite lovai toliau ir taip bambate ten, nėra nuotaikos ir panašiai. Šiandien, pavyzdžiui, aš grįžau namo, be nuotaikos, ne? Nu, tokia, kažkoks piktumas mane buvo paėmęs. Ir aš, žodžiu, grįžtu namo ir iš karto ten, pavyzdžiui, į kambarį jau įsivaro mano mama, žodžiu, žinot. Jau, ai, čia girdžiu, kažkas vaikšto, tada. O man, žinot, taip kartais, kai nėra nuotaikos, aš vis nieko net kalbėti nenoriu, nes tiesiog norisi, žinot, laiką skirti tik savo, atrodo. Ir gal tai yra atsakymas, iš tikrųjų, tos nuotaikos nėra kartais. Dėl to, kad tą laiką kažkur tai atrodo, paukoji kažkam tai kitam ir biškį nuskini nuo savęs, ne? Žinokit, jau sakau, viskas. Aš kalbėti nenoriu, nieko čia nekalbėkit.